Čia būdavo, kai būdavo linksmo, kai būdavo liūdna, tai yra geležinkelio linija, kur kadaise virė gyvenimas, dabar čia yra kaip yra. Šiandieną lyja, šiandieną galbūt šiek tiek tuščia, bet čia gyvena žmonės. Tikri žmonės, tikri ta prasme, kad jie realiai čia gyvena įdomius gyvenimus. Galbūt ne tuos, kurie atitinka visus kažkokius standartus ir gražaus blizgaus gyvenimo normas, bet jie gyvena ir gyvena taip, kaip pasirinko. Manau, kad fotografuoti tai, kas tikrai yra pats svarbiausias dalykas. Pasiklydęs tikrai nesijaučiu, labai gerai žinau, ką noriu daryti. Labai gerai žinau, ką reikia daryti. Labai gerai žinau, kas man suteikia džiaugsmą. Ir stengiuosi tai daryti. Žiūrėkim, ką turim. Tai ką praskrido, aš dar nesupratau, kas praskrido, bet didelis būrys gulbių lyg tai. Štai ir mes turim kadrą. Negaliu sakyti, kad labai tenkina kompozicija, bet mes visgi turim kadrą. Tiesiog jau fotografuoti šitos obels, bemirštančios panašu, ir jos praskrido. Ja, aišku, aš galėjau pagalvoti apie įdomesnę kompoziciją ir tai turėjau padaryti, bet taip jau gavos. Bet aš vis tiek turiu kadrą. Tai svarbiausia. Kart full nėra blogai, bet tikrai ne šitam kontekste, kai aplinkui kadrai, kurie kalba patys iš save. Sikraudo tėlė. Taip jau būna. Ir nieko tame nepadaryti tiesiog. Tiesiog turi ieškoti. Turi nelįsti prie laidų, vienareikšmiškai ir ieškoti skylių tvoroje. Skylė tvoroje. Tiesiog įdomesnė, truputį įdomesnė kompozicija, kuri kažką duoda.
Sveiki. Gerai, čia taip atrodo, tarp tų medžių, tai sakiau, taip gražiai dviratis pastatytas, viską, tai galvoju reikia. Žiūrėk, blet, man Lenkas padovanojo telefoną, blet. Aš į biržą važiuoju, aš iš Kausankos. Bet kad aš matau, kad jam jau padangą įsileidus, gali tai būti? Namuose pakeisiu, turiu. Įspėjimas geras. Bet tai dabar jau pavažiuoti nelabai gausi. Važiuoja gerai. Važiuoja? Kas geriausia pasutė? Ai nieko, nu va, remontuojamės. Kas čia ant jūsų rankos, parodykit, taip gražu. Nu, aš čia O, parodykit, jeigu galima. sėdėjau. Galiu nufotkinti, čia žiauriai gerai, va tai va rankytė, pirštukus. Mano, Toj dar. pas mane nugaro, žinai, kas padaryta. Pala, dar nepagavau. Nenori fokusuoti, matot? Išsigando. Pala, padarysiu rankom. O kas ant nugaros? Dar vieną tokį, jeigu dar palaikytum. Įbėsiu, sutvyrusiu, blet. Padanga kujonė, tai tuo pakeisiu, blet. Kamerą turiu. Man tai minusas, Nu. nenori važiuoti, aš pasakys, dabar jau matau. Ne, tai nereikia niekada galvoti, kas ką galvoja, kas sako visą laiką. O, ir kaip, davai dar portretą vieną padarom, gerai? Rūkant geriau būtų, jeigu rūkytumėt. Rankytę dar prie cigaretės pridėkit. Va šitą, gerai, į mane pažiūrėkit. Man pro petį. Dar šitaip. Dar į mane. Dar dūmus išpūskit. Super. Atsiųsčiau nuotrauką, bet tai čia ne visi tą internetą turi, tai čia. O kaip šiaip, kas šiaip į Jonavą kokiais tikslais? Birža. Ai, birža, tai čia dar geras gabalas daminti iki viršaus. Man, žinai, birža. Aš negaliu, tai yra, kad dar palaikykit, čia yra pizdėt. Aš į tokį kabinetas papuoliau, kad jo pilna, man duoda kavos atsikelti. Gerai atrodaisi ir jūs galiu. Va, sako, kodėl fotografuoju. Blema. Kitą kartą, kaip bus oras šiltas, nusirengsiu nugarą, parodysiu. Nugara gerai irgi išpaišyta, palauk, irgi padarysiu, pabandysiu. Kur sėdėjot? Atkambiškai. Ne. Rusų laikai. Nieko prieš, kad fotografuoju. Nieko prie. Man gal per televiziją. Aš esu laikraštį, tam laikraštį buvau įdėtas. Anksčiau prasidėjo mane nufotografavo. A. Kaudžiausi su musikais, viską. O kur nufotografavo? Zonai? Marijampolė. Kalėjime, ne? Jo. Na tai ką, ant nugaros dar geresnė? Tu turėsi. Nueisiu iki mašinos, galėsiu grįžti. O kas per grandinėlę dar galit parodyti? Va taip ir laikykit, čia yra pizdėt. Senas fotikas, šūdą daro, žinai. Čia užrašyta vokiškai, jeden das seine, kiekvienam savo. Ant nugaros dar geresnis tušinukas. Aš paskui parodžiu. Tai kur suras patį? Aš kažkada norėčiau fotosesiją padaryti. O čia būsiu, kad visada. O kai sušils? Jo, būsiu. Ir vasarą, ne? Nusirengsiu. Va, čia. Šitas vampyras. Nu dabar tai šalta, dabar net neprašysiu, nes dabar sušalsi. Aš pasirodžiu, nes dar orai. Ai, tu šiaip kažkur Kaušanko ir būnat? Tai aš gal kažkada su mašina pro Kaušanką pravažiuosiu. Atvažiuoju pagrybaut. A ne? Gerai? Aš pats kalu. Kas taip? Aš pats kalu patarotas. Rinkuose, supranti, gyvu. Aha. Blėti, dalbajobas nepastebėjau, žinai. Juodas tušas, taip brangiai kainuoja. Taip. Sudačiai, štrapų.
rytoj ateina. Eik. Tai koks yra ba. Nu, Paskui vėl sutinku, blet. Blet, sakau, atik pakalbėjau. Mes nieko čia tokio blogo. o tai pats irgi daro tatuiruotės? Sakau, tuoj pakalsiu. Kada čia chebra baigtų? Tai aš galiu kažkada paimti. Koks vardas paties? Saulis. Saulius, aš Laurinas, malonu, aš galiu kažkada... Savičius. O, Paklausiu tau pasakyti. tai aš galiu kažkada atvažiuoti į Kaušanką ir kažkada galim ką padaryti reportažą, ne? Jo. Dėl. Ne, Jonavo žinias, ne kažką visai. Čia klausykiu. Nori ir tu kadrą? Kur keliat? Nežinau, taigi į mano puslapį. Nori fotkas? Taip, pala. Dar pastovėkit visi. Visus padarysiu. Aš kabinu. Bet rimtų veidų. Gerai. Sveiki. Užsuksim gal kažkada. Geros dienos. Toj parodysiu. Šičia va. Pala, dar vieną kadrą padarau, Sauliau, čia žiauriai huienai atrodo. Čia, Sauliau, geriausias mano šiandienos sutiktas modelis. Jau kai pamačiau, iš karto bėgau, sakau, tuoj, pala, davai, paduodi, jeigu ne šalta. Pala, aš viršausi. Žiūrėk taip į mane. Jeigu prieš, kad ant tų vadinu. Ne, tai koks skirtumas. Pala, dar biškį kakliuką parodyk. Čia šitas va, o, tai tą padangą gal tau pabandom pripūsti ir nieko nesigaus. Ne, tai viską. Nes jie ko palaiko Žiūrėk, kaip važiuoju. Žiūrėk. Tu nenugriusi?